Sveiki, mano vardas Karolis Mastauskas ir kartu su kolege Emilija Matelyte paskutinius 6 mėnesius praleidome Sveikatos apsaugos ministerijoje, dirbdami prie projekto inovatyvių vaistų prieinamumo Lietuvoje. Konkurencingumas ir vaistų prieinamumas tiek ES, tiek Lietuvos strateginiai prioritetai, tačiau šiuo metu šios faktorius riboja limituotas investicijų lygis bei lėtas ir fragmentuotas reguliavimas. Lyginant su kitomis ES šalimis, Lietuvos pacientai inovatyvių vaistų vis dar laukia ilgiau, bei jų pasirinkimas rinkoje yra mažesnis. Būtent todėl šio projekto tikslas buvo nustatyti, kaip Lietuva galėtų pagerinti inovatyvių vaistų prieinamumą pacientams ir kartu sustiprinti savo konkurencingumą ES. Projekto metu buvo atliktas tyrimo tikslas, kurio tikslas buvo identifikuoti, kokie veiksniai lemia Lietuvos konkurencingumą vaistų prieinamumo srityje. Iš esmės, pagal ką farmacijos kompanijos renkasi ar ateiti į šalį ar ne ir siekti joje vaistų kompensavimo. Taip pat kartu su suinteresuotomis šalimis apžvelgti pagrindinės sektoriaus problemas. Tam buvo išanalizuoti Investuok Lietuvoje duomenys dėl į rinką neatėjusių farmacijos gamintojų, taip pat apklausti 23 asmenys iš institucijų, farmacijos asociacijų ir individualių kompanijų, gydytojų atstovų bei akademikų. Rezultate buvo identifikuotas 4 sritys nulemančios Lietuvos konkurencingumą: reguliacija, komunikacija, resursai bei rinkos ypatumai. Būtent dėl to viena iš projekto dalių buvo užtikrinti aiškiai ir įtraukiančią ekosistemą. Tam buvo analizuojamas gerosios užsienio praktikos iš 7 skirtingų šalių ir atrinktos tos, kurios labiausiai pritaikomos Lietuvai. Tačiau visų pagrindinis tikslas buvo skatinti bendradarbiavimą tarp ekosistemos dalyvių. Taip pat paruoštas reguliacinis kompasas, kas iš esmės yra dokumentų paketas lietuvių ir anglų kalbomis, skirtas padėti farmacijos kompanijoms geriau suprasti kompensavimo sistemą Lietuvoje. Reguliacinis žemėlapis vizualiai atvaizduoja visą procesą nuo paraiškos pateikimo iki galutinio sprendimo, o vienlapis ir keturlapis suteikia daugiau konteksto apie kompensavimo sprendimus, skirtingų institucijų sąveiką bei svarbiausius teisės aktus. Pagal rinkos dalyvių įžvalgas ir gerąsias užsienio praktikas parengėme 21 rekomendaciją, kuri turėtų būti įgyvendinta viešajame sektoriuje. Rekomendacijos apima 3 tematinius blokus, kuriuos įgyvendinus turėtume užtikrinti aiškesnę ir labiau įtraukiančią ekosistemą. Rekomendacijos kreipia dėmesį į tai, kaip užtikrinti aiškesnius vaistų kompensavimo procesus ir reikalavimus, taip pat kaip būtų galima sustiprinti ekosistemos dalyvių tarpusavio pasitikėjimą ir galiausiai kaip galime plėsti viešą komunikaciją ir informacijos prieinamumą. Projekto metu taip pat siekiame identifikuoti, kokios papildomos priemonės galėtų padidinti Lietuvos patrauklumą farmacijos kompanijoms ir taip pagerinti inovatyvių vaistų prieinamumą pacientams. Dėl to analizavome užsienio šalių praktikas dėl lengvatinių mechanizmų taikymų. Čia pamatėme tai, kad užsienio šalys dažniausiai taiko 2 tipų lengvatinius mechanizmus. Pirmasis yra skiria greitesnę vaistų prieigą pacientams, o antrasis taiko įvairias lengvatas kompanijoms, kurios investuoja į veiklas šalyje. Ką mes pamatėme, tai kad įprastai kompanijoms, kurios investuoja į vaistų gamybą ar klinikinius tyrimus, šalys siūlo greitesnius, pavyzdžiui, administracinius procesus ar taiko lengvatas ekonominiuose procesuose bei lankstesnė kainodara. Tačiau ką taip pat identifikavome, kad greitesnė prieiga dažniausiai yra skiriama tiems vaistams, kurie yra prioritetiniai šalyje arba atitinka tam tikrus nacionalinio lygmens prioritetinius kriterijus. Šalis, kurios skiria ir taiko lengvatinius mechanizmus, jos užtikrina, kad turėtų pakankamai finansinių resursų tiek laikinam kompensavimui ar resursų lankstesnei kainodarai, bet taip pat užtikrina, kad jos turėtų pakankamai žmogiškųjų išteklių naujiems moksliniams procesams, naujiems administraciniams procesams įgyvendinti. Atsižvelgdami į užsienio praktikas, sukūrėme 3 lengvatinių mechanizmų pasiūlymus, kurie galėtų būti svarstomi Lietuvoje. Pirmasis konceptas siūlo greitesnius kompensavimo procesus tiems vaistams, kurie yra prioritetiniai Lietuvoje ir kurių gamyba, pavyzdžiui, jų veikliųjų medžiagų ar galutinių produktų gamyba yra vykdoma Lietuvoje, arba kurių klinikiniai tyrimai yra vykdomi Lietuvoje. Antrasis konceptas siūlo įvairias administracinės ir ekonominės naudas toms kompanijoms, kurios vykdo vaistų gamybą, vėlgi arba jų veikliųjų medžiagų, arba galutinių produktų gamybą, arba klinikinius tyrimus Lietuvoje.
Na ir galiausiai trečiasis konceptas numato galimybės laikinam kompensavimui, tai yra greitesniai vaistų prieigai prie tų vaistų, kurie atitinka prioritetinius kriterijus Lietuvoje. Kartu su kolega Karoliu Mastausku siūlytume svarstyti antrojo koncepto įgyvendinimą, kadangi jis numato pakankamai aišku įgyvendinimą institucijų lygmeniu, taip pat sukelia mažiausią riziką industrijos atžvilgių. Projekto rezultatai buvo pateikti Sveikatos apsaugos ministerijai dėl jų tolimesnio įgyvendinimo. Tačiau jeigu turėtumėte klausimų, labai kviečiame kreiptis nurodytais kontaktais, o daugiau informacijos apie projektą, taip pat projekto metu išvystytus dokumentus galite rasti nuorodoje. Ačiū už dėmesį.